Aš esu Vytautas Kazlauskas, Baltijos cirko administratorius, kuris jau 5 metai jums į Palangą atveža Čekijos cirką. Nors cirkas tas pats, palapinė pati, bet artistai kiekvienais metais būna nauji. Ir šiais metais taip gausi, kad atvažiavo pas mus iš Čekijos dresiruotų gyvūnų grupė. Ir tame tarpe yra lama, kuri šiame mieste atsivedė jauniklį. Ir pagal cirko tradiciją vardą tas gyvūnėlis, kuris gimsta tame mieste, gauna to miesto pavadinimą. Ir cirko pavadinimą, kuriame jinai gimė. O tai yra cirkas Pučini ir miestas Palanga. Ir tas vardas bus iš 2 šitų vardų. Prieš 4 dienas mes norime pasidalinti džiaugsmu su jumis ir pavadinti jį. Jam tik šiandien vakare bus 4 dienos. Pagal mūsų tradiciją, perteikimo gyvūnų duodamas vardas cirko, kuriame įdirbo, tai yra cirkas Pučini ir miestas, kuriame įgimė reiškia Palanga. Tuo vardas bus ir Pučini, ir Palangos duotio. Į vakarą per vaidinimą bus jo iškylos. Programa be gyvūnų ir dar dalyvauja labai įdomi ir tokia, sakyčiau, gan profesionali trupė, tame tarpe ir Lietuvos artistai, tai Lietuvos mūsų žvaigždės Darius Česnulevičius, iš Rusijos klounai, labai įdomus, švelnus, tokie vaikai niekada nebijo jų. Tikrai verta pamatyti juos. Iš gyvūnų dar be lamos yra kupranugariai, ožkos, arkliukai, poniai, beždžioniai yra. Labai įdomus numeris su šuniukais.
Pagal sutartį su čekų cirku mes sudarę sutartį, kur Čekijos cirką vežame po mažesnius miestelius, o mūsų Baltijos cirkas važiuoja didžiosius Lietuvos miestus. Mes jau 5 metai pas jūs atvažiuojame, bet anksčiau atvažiuodavom mes žiemą, kada nebūdavo kurortininkų, poilsiautojų nebūdavo, dovanokite, ir važiuodavome rudenį, 2 dienom. Bet šiais metais mes pabandėme atvažiuoti vasarą, kad tik tai ne jūs matytumėte, bet ir atvažiuojantys poilsiautojai matytų mus. Nu, man atrodo, kad pasisekė tas mūsų sumanimas ir dabar mes būtinai ir kitais metais, ir dar kitais metais pas jūs atvažiuosime vasarą, kokią savaitę, 10 dienų ir atvešime kiekvienais metais naują programą. Taip, kad aš tikiuosi, kad mes kitais metais vėl susitiksime ir galvoju, pradžiuginsime jūs naujom programom, įdomiom programom, naujais gyvūnais. Gal dar kas nors pagimdys kokį žvėrelį čia.
O tai tikrai laimingas, labai retas atvejis. Kad gimtų cirke nelaisvių faktiškai negimsta jie. O čia nuostabus toksai įvykis įvyko. Taip kad iki kitų metų